Tai, aišku, kitas atvejis, jam buvo kažkur 25 gal metai. Nuo mokyklos vidurinės, gal kokie 14-15 metų, jis irgi mykčioja, irgi, o taip ją pradarius ir nei žodžio neištarė. Bet skundų ne pirmas atvejis, tada jau štai, tu daugiau nekalbėk, nereikia, bet turi omeny, sakoma, apie šitus akademinius mykius. Tu įsivaizduoji, kiek žmogus visko perėjęs jau būna. Taigi, bachūrų, tai įsivaizduoji, baisi bėda, jam ten iš to pradeda vystis papildomi kompleksai, ten didžiulis spektras blogybių, tame tarpe gal ir depresijų, ir ten suicidinių minčių kokį nori prasideda. Giluminiai minčių kompleksai vystosi šalia viso to. Tai įsivaizduoju, kiek pastangų pridėjo tėvai, kiek jis buvo pridėjęs, kiek jie apie vis didinamų iš tų diplomuotų specialistų per 10 metų. A rezultatas tik blogėja. Šis neprakalba. Pirmą konsultaciją iš vis neprakalba, antrą konsultaciją jau prakalba. Trečią konsultaciją ateina žvengdamas jau kalba, paik normaliai, dar biškai pamykčia. Tai šitas atvejis buvo lengvesnis negu ta, kur sakiau, kur ten su 15 metų stažo. Tai va, tas, kur 15 metų stažo, tai ten jau nuo vaikystės tėvai kur tik tai nevežioja. Kur tik tai, kas tik tai jo nebandė, šitie vadinami diplomuoti. Reikalai blogėja. Tai šitas pas mane buvo 4 gal konsultacijos. Man atrodo 4. Su 10 metų gydymo stažo, ne tik mykčiojimo, bet ir gydymosi visokių pastangų, ir nežinai, kiek ten kainavo jėgų, pinigų, viską, tik blogėja rezultatai. Tada все, класс. Po to aš jį sutikau šitą, čia Vilniuje, Stygų gatvės, išsijuokė, viskas gerai, nebemykčiau. Stebuklą iš to? Ne, stebuklų nėra. Aš nepadariau stebuklą, kad uždėjau ranką ant galvos ir nustoja mykčiai. Jis pats nustoja mykčiai. Aš išaiškinu, paaiškinu, patreniruoju, pamokinu. Susigado žmogus ir nustoja mykčiai. Tai tokių atvejų yra ir daugiau. Įdomus yra atvejai, pavyzdžiui, vaikas mykčioja. Įsivaizduoju, 10 metų berniukas mykčioja. Tėvai žiauriai tokie, sakykim, mylintys, atsakingi tokie, pasiryžę padaryti viską. Ir darė viską. Ir kas ir nieko. Paskui mane kreipėsi. Dabar įsivaizduoju, bairį. Aš to vaiką net nebendravau praktiškai to vaiką, net nekalbėjau. Biškį tik paklausiau, kaip mykas, internetu, tarp kitką. Aš net nebuvau su vaiku susitikęs. Aš tik tėvam išaiškinau. Kaip elgtis, ką daryti tėvam. Kodėl? Nes 10 metų vaikas, jisai tokiom psichologiniam konsultacijom dar nelabai tinkamas skaitosi. Nes matai, čia yra kokia tema. Žmogus turi savimoningai per įsisąmonėjimą susigaudyti, ką daryti, ko nedaryti. Tai su vaikais tai sudėtingiau. Dar nors biškai daugiau metų būtų, ten jau 13, esu turėjęs 13, kur 14 metų, su tais jau pradedi, užsikabinti. Ir siūdu, ir tas berniukas 10 metų, per keletą mėnesių, nustoja mykčiai, paskui dar susiskambinau su tėvais, gal, ne po metų, dar ne praėjo metai, gal ten kokiais 6-7 mėnesiai. Ne, sako, viskas klas, все, o tokiam dangui. Bet taip, dabar, tarkim, kad ir YouTube žiūrėtojas žiūrėtų, kuris mykčia, ką jam galėtum pasakyti, dėl ko jis mykčia? Kaip? Sakykime, į YouTube žiūrėtojas dabar žiūri šitą video
Ir, nu ką tu galėtum pasakyti taip pat mykčiojančiam žmogui, dėl ko jis mykčioja? Kaip pat galėtum patarti? Supranti, tokiu trumpu įsireiškimu nu, nėra paprasta pasakyti. Pirmas dalykas yra, reikia suprasti, kad mykčiojimas yra ne liga, ne sutrikimas, o normali smegenų veikla. Tu pats taip išmokinai savo smegenis. Tu pats sukūrė šitą vadinamą elgesio modeliuką ir tu pats jo naudojasi. Tai yra įprotis. Bet jis ne šiaip savo įprotis, jis tu sąlyginai kaip ir kompleksinės įpročiukas. Ir jis jungiasi, bet čia, matai, ilgesnė kalba, ilgesnė teorija. Bet jeigu jūs mūsų paskaitų klausėte, tai turbūt žinot, įprotis, yra tai, ko tu išmokinai savo smegenis ir įprotis jungiasi pagal aplinkybės. Kada jis pradeda mykčioti, kai čiučiut nors čiučiut susijaudina, išsigąsta. Tai yra, kuo labiau bijo sumykčioti, kuo labiau nori apsidrausti nuo mykčimo, tuo labiau pradeda mykčioti. Ir va tas registruojamas smegenų įrašoma, ir žmogus pats net nesupranta, kaip įjungti tuos klavišus. Aš tų dalykus mes įsiaiškinam itin detaliai, sklandžiai ir parepetuojam biškai, pasiaiškinam. Ir visi. Manai, kokia yra paprasta logika. Atsakom, bet kurio mykčius paklaust, bet yra aplinkybių ir sąlygų, kad tu nemykčiai. Pavyzdžiui, visiškai savo chebra, tarp visų draugų. Arba kai tu, pavyzdžiui, būni vienas kur nors, žinai. Tai yra, kur nebėjai klysti, kur nebėjai sumykčiai. O ten tu nemykčiai. Kažkaip per stebuklą. Kai nusikeiki nemykčiai. Arba jo. Dabar sakau, pavyzdžiui, išsakai žmogui, bakuriukui, tam sakai, dabar pradėk rėkti ant manęs. Rėkti, iškeik mane. Naglai, agresyviai. Aišku, jie būna užsispaudę, dažnai kompleksuoti vyrai. Kai pradėjo rėkti, jo, все, nebemykčia. Tu supranti dabar bairiai? Kokie juokeliai. Iš tai, tokia psichomechanika. Jos gydo. Čia nėra nuo ko gydyti. O tokių keistenybių. Arba tim, pažiūrėjau, neprasisioja. Tai aš turėjau atvejų įvairių, kur suaugę žmonės, kur paaugliai, mergaitės neprasisioja. Tas pats daugmaž mechanizmas. Bet reikia suprasti. Ir jie vaikšto per vadinamus diplomuotus profus. Reikalai tik blogėja. Nes jie juos gydo. A nemokina. Pas mane 3-5, kaip kam, konsultacijas. Ir to, ko nesutvarkė per 10-15 metų diplomuoti, pas mane tai susitvarka. Tai čia tau brangu. Dėl to aš sakau, konsultacija yra pačias pigiausias pasaulyje. Pagal naudingumo koeficientą ir efektą, tai yra pačias pigiausias konsultacijas pasaulyje. Ar ten anoreksija. Tai aš keletą atvejų tik tai turėjęs anoreksijas. O daugiau moterim ar vyram anoreksija? Moterim. Bet ir vyram būna. Būna, aš net nebuvau įsirojęs dar ant vyros. Bet įsivaizduok, tai šis dalykas pavojingas. Ir jos irgi ten gydo, remontuoja ten. Dažniausiai blogėja rezultatai visada. Kažkaip ir stebuklas. Už tai, kad aš suprantu. Suprantu, ten įdomi ta labai psichomechanika vadinamų to anoreksijų. Ten irgi, matai, kuo labiau ten bandai kalbinėti, tuo labiau priešinasi. Ten labai subtili psichologija. Tai kaip ir biški savirealizacija, gal biški tokia, su anoreksija. Ten, žinai, galima sakyti, būna net arti, vadinamas biški šizoefektinės būsena. Yra vyksta su labai subtilūs dalykai, jis neina taip jau paimti, taip, žinai, gražiai keliais štrikais nupasakot, bet ir keli momentai, pavyzdžiui,
Vėl pas mus, kaip paskaitos, jūs girdėjote tokį dalyką, kaip sako, žmogus geba matyti tai, ko nėra, ir nematyti tai, kas yra. Anoreksijos atveju, praktiškai visada ta mergaitė, ta moteris, jinai mato tai, ko nėra. Supranti? Ir nemato tai, kas yra. Jinai nemato savęs tokia, kokia jinai yra. Supranti? Kokią mes matom, kad jinai yra. Bet jinai mato tai, ko nėra. A tu tai neaiškini. Jinai realiai beveik mato tai, supranti? Kaip fanatinis kažkoks atrodo, kaip šizoefektinis toks jausmas. Plius, ten visokiausiais keistenybės būna. Jinai jau būna išdirbusi modelius, elgesį vadinus modelius, įpročius, būdus reaguoti vadinus. Kaip reaguoti, jeigu jie bandys kažnors, kaip nors bandyti pakalbinti, valgyti. Jinai tam pasrušus. A dabar įsivaizduoju, aš kaip mokinu, čia pirmoji eilė, darbai būna su artimaisiais, niekada net neužsimykit, net nesiūlykit valgyti. Arba maksimum vieną kartą. Jokių būdų neįkalbinėt. Ten daug subtilybių. Bet faktas susitvarka. Gan greitai palyginti. Gal ne taip greitai kaip su mikčiojimu, bet susitvarka irgi. Bet visumą kas čia yra? Dėmesio stoka? Prasideda viskas nuo noro patekti į pasakų pasaulį. Ir tu įsivaizduok, tu tam žmogui, tai mergaitį sakai, supranti, tu nori iš jos atimti gyvenimo prasmę. Jos gyvenimo prasmė yra patekti į pasaulį tą pasakų. Nes kitaip nėra kam gyventi, dar ką nors. Gali būt, kad ten būna šeimoje, dar kur nors avarijų, savivertė ten pažįsta būna, dar kad. Ir tu nuo to dar labiau nori patekti į pasaulį, būti ypatinga, būti išrinktai tarp išrinktųjų. Ir dėl to galima aukoti viską ir bet ką. Nes tai yra vienintelė pagrindinė gyvenimo prasmė. Kaip su tuo dirbti, su tais niuansais? Daug subtilybių, daug subtilių niuansų. A kas su tuo dirbs? Gerai, jeigu yra protingų tų tėvų, artimųjų, a jeigu nėra. Tai žmonės, tai žmogeliai. Tai yra atvejai, va tai vadinam psichologai, kai su pačiu tiesiogiai žmogum nelabai ką gali. Dažnai šizofrenijos atvejai tokie yra. Artimieji, tie, kurie ištisai būna su tuo žmogum, tie yra pagrindiniai variantai išsigelbėti. Jeigu aš, tai negaliu ištisai būti. Aš jeigu būčiau, aš būtų pasifiausias dalykas, kad būčiau aš. Aš negaliu fiziškai. Tokie va juokeliai. Matai, plius, čia matai, mes nuo ko pradėjom, žinai, kad diplomuoti, nediplomuoti, su depresijom. A dar žinai, koks yra įdomus dalykas? Su hipochondrijom. O kas tai yra Išsigalvotos lygos. Įtikėjimas, kad sergu kažkokia lyga, kažkokia man yra, supranti. Žinai, koks yra vapšė keistenybė nuostabi. Tiesiog keistenybė nuostabi. Praktiškai 100% atvejų, kiek pas mane buvo hipochondrikų, jie niekada nebuvo išgirdę iš nieko, iš vieno specialisto, kad jis hipochondrijos. Tas dalykas yra baisus iš tikrųjų. Manimų, medikai, terapeutai, visokie chirurgai ir dar, kad jie turėtų būti šitoje taip, kaip būtinai parašymo turėtų. Kai kurie susgauda, jie net nesupranta, nesako, kad tau hipochondrija, kai kurie retai, bet jie, tau sako, reikia tų psichologo pagalbos. A dabar aš esu turėjęs atvejų su hipochondrikais, kuriems net operacijos atliktos. Jie įtiki, pavyzdžiui, kad jam nosė ten blogai kvėpuoja. Pavyzdžiui, aš turėjau vieną moterį, ačiū Dievui, jinai kreipėsi pas mane. Jie iki operacijos, širdies operacijas girdi. Čia ne Lietuvai. Lietuvai turbūt daktarai dar ne tiek išpratėjo. Iki širdies operacijos buvo likę ar 2 savaitės. Ir kažkoks
angelas sargas, Dievo maloniai, jie apšvietė paskambint man. Mes pasikalbėjom, nu, ten tiesiog kontaktas užrašyta. Hipochondrija. Vaistai išėrė, įsivaizduoju, nuo širdies. Nes jau dabar jau dėris į operaciją. Turėjo daryti, įsivaizduoju, už porą savaičių. Mes pasikalbėjom. Ten irgi nereikėjo daug, keletą konsultacijų. Viskas dėjo, suprato. Visiškai sveika. Visiškai sveika. Sveikesnė gal net negu vidutinė moteris, iš tikrųjų. Tiesiog hipochondrina. Įtikėjusi, čia su šitimam permušimui, dar susijaudina, tada iš tikrųjų širdis ką, nu, ten banalybės tokia, Ir tokių bairių sočiai, aš čia skau vienas atėjęs, jam nosis išoperuota, čia operacijas jau darytas, bet čia dažniausiai ne Lietuvoje tokie, va. Bet aš esu turėjęs ir Lietuvoje, ten vienai moteriai jau ruošėsi nugarai kažkokias operacijas daryti, jie tiesiog man nugarai skauda, tai buvo kažkokie biškai gal ten tokie, spazminė kažkokie biškai skausmelė požymiai, supranti, Jie ruošėsi irgi daryti operaciją jau, visi. Bet čia jau Lietuvoje ruošė daryti operaciją. Mes pašiepėjom. Все, tik hipochondrija. Nieko nėra. Nieko išvis nėra. Bet tai šitą hipochondriją, taip paprastai žodžiai įsivardinti. Paprastai žodžiai, aš to paprastai labai paprastai. Mechanizmas labai paprastas. Pati dažniausiai hipochondrija būna susijusi kad man su širdim blogai, nes žmogus susijaudina, maža kas, nuo ko susijaudina, kas atsitinka, pradeda biškai kvėpo daugiau, deguonies reikia ir pulsas širdis muša. Ir jis tada tai sureaguoja. Dar labiau susijaudina. Kas čia man yra, dar labiau, čia iki panikas atakų paskaitė, nesvarbiai, bet tai su panikas atakam lygiai tas pats irgi. Kaip vaikšto gydas, tai pas mane 2-3 konsultacijas daugiau kaip panikos, tai gyvenime nebėra, viską. Šitą, tai susijaudina, pradeda kalt širdis, pradeda kvėpuoti. Bet tada jis pradeda spėlioti, kas čia kvėpuoju, gal aš uždusiu, žinai, gal man čia kažkas blogai, kodėl man kala širdis. Ir tada jis vaikšto chroniškam, jau pradeda vaikščioti nuo to lengvam chroniškam nerimukui, baimė jau nerimukui. Biškai čia jau irgi pradeda kalti, tada, blemba, iš tikrųjų man kalas, man tikrai, jis pradeda įtikinėti save, kad man blogai, aš tada vaikšto budraudamas, bijodamas, kad suplak širdis, kai biškai kur kažką, ir suplaka ta širdis tada. Tada tas sublakimas yra patvirtinimas, kad man čia kažkas yra. Tada jis ką daro, tada jis skaito, kelia, lenda internetai, visi knygas, jis pradeda vaikščioti kartais pas daktarus. Jeigu tu sako, nieko nėra. Tada jis, kažin ar nieko nėra, kažin dėl to, bet va gyvent, plakas, ne, turbūt, jeigu tas gali apsirikti, nereikia paskytą. Ne, šitas gal ne, ir va šitai, ir patys tai apsėda. Čia, susloguoja, neprakvepuoja. Kažkas man su nosim. Vienas buvo atvejis, jau buvo šizofrenija. Jau žmogui šizofrenija. Nuo hipochondrijos iki šizofrenijos ne taip toli. Jau jis jau paranoiškai. Yra būna stadijas hipochondrikų, kai ten jau pavažiavę ilgiau, čia stažo įsisenėjimo temos yra. Tai jie nebenori niekaip tikėti, tai yra tampa jų gyvenimo būdų. Eina per daktarus, visiems skundžiais pats, tu gyvena knygas, skaita šis internetus kelia, tai tampa gyvenimo būdų. Ir kai tu jam įrodai net, įsivaizduoju, kad tai yra hipochondrija, o taip, tu geri mąstyti man. Nu jau. Bet ir tai, mes visiškai priekį žinom, matau kiaurai, kad vyksta kaip mokymičių jėga. Ką dabar... nenori skirtis šito gyvenimo būdo, dabar jau galvoju, ką čia stuma man, tai. Nes, jis turi, reikia suprasti. Jisai kokius 3, pavyzdžiui, 4 metus hipochondrina. Nebus ką veikti paskui. Nebus ką veikti, vienas dalykas, jo. Kitas dalykas, tiesiog kompas mėgis nepriima. Jis tiek būna tikės, paties ir tiek to gyvena, kad čia dabar tiek pasakė kažkoks, ir dabar viską čia baigti, dabar čia taip ir ne, čia tikrai,
Visokiausių keistenybių, visokių paradoksų. Per daug energijos suinvestavę būna. Kaip? Per daug energijos būna suinvestavę. Nu, per didelį tokia inercija, žinai, kad paimtų, va, kaip pabrėžiam žodį, gyvenimo būdas, jau tapo. Yra, matai, protingų žmonių pasakyti, sako, daugumai yra lengviau numirti, negu pakeisti gyvenimo būdą. Tai jau tokių visokių keistenybių. Nu ką, Viskas. gana gal. Ja.